Taigi sveiki visi. Šiandien mes žaidžiame Minecraft išlikimą vėl. Ir šiandienos tikslas būtų pasistatyti skrinių kambarį prie mūsų skeletų fermos ir būtų dar neblogai, jeigu pasistatyčiau enchantment table. Taipogi, tai tiesiog norėčiau dar kartu nubėgti ir nusirinkti cukrandres, kurios yra neužaugusius, nes aš jas ne per seniausiai rinkau. Ir jo, tai dabar aš bėgsiu į pragarą, esu truputėlį blokais pasiruošęs, žodžiu, pažiūrėsim kaip čia, ar užteiks ar ne. Spėsim? Spėjom, nice. Kitas portalas, kuris yra skeletų, tai jis yra tenais, o čia yra mano tikrasis, na, tai jo, tai aš tiesiog pasistatysiu didelį tunelį, kad iki ten ir susitiksim. Invincible. Tai ką, padarėm tokį tunelį paprastą ir dabar aš eisiu šiek tiek glowstone'o prisikirsiu ir priskirtas glowstone'o bėgsiu prie fermos skeletonų. Tai ką, mes prisikirtam glowstone'o, tikrai nemažai. Stakas su viršum turėtų kurį laiką užtekti ir aš dabar norėčiau pasidaryti redstone lempas iš karto. Redstone, manau, man užteks. Jo. Dar kur čia redstone kažkaip paspadėjo turi būt. O aš aklas arba jo nematau tikrai. Nu, žodžiu, ai va, ko aš jį buvau pasidėjęs. Tai pasidarykime dar lempų ir... Jo, bandau lempas daryti, dėdamas lempas. Jesus. Gerai, pasidarom lempų ir manau, kad čia strumą darysiu kažkur štai čia. Tai įsimaininsiu dabar tokį kambariuką ir tada sugrįšiu, kai pasidarysiu aš tą mažą kambariuką.
Tai įsigirdau tokį kambariuką ir kadangi aš čia jau buvau kaip ir praeitą epizodą atsinešęs, nes aš jau turėjau pasigaminę žiauriai daug, tai aš pagalvojau, kad darysiu tokį mažą čestrumą, tai va taip va. Sudėsim čestus ir turėtų atrodyti gan neblogai, manau. Na, toks didokas ir tikrai nemažai vietos jame, bet mums reikia nemažai vietos, nes su laiku tikrai tos skrynios tiesiog užsipildys ir net nejausim, kaip greit užsipildė. Ir jo, tai dabar aš išmaninsiu grindis ir pabandysiu pasižaisti su sienom ir pažiūrėsim, kaip gausis. Ir tikėkimės, kad gausis tikrai labai neblogai. Taigi jo, sugalvojau biškai iš tikro net pakeisti ir grindis, ir sienas, ir pakeičiau sienas iki cobblestone'o. O grindis į tamsią medieną ir vat taip paaiškėjo mūsų tas čestrumas. Jis labai keistai atrodo, bet mes turime dar ir tokių dalykėlių kaip item frame'ų, ką mes aišku tikrai panaudosim. Ir bus va taip va sudėta, ne, gal tiksliau tik taip va. Taip va. Puikiai turėtų atrodyti. Pažiūrėsim kaip ir jo. Dabar iš pirmo mes turim dar susiorganizuoti, kur ką norim dėti. Tai čia aišku tikrai, kad strėlės ir čia kaulai. Šitose dviejose linijose. O visur kitur manau, kad gali būti lankai. Štai čia. Tada gali būti šarvai. Ne? Šarvų mes turim kaip pavyzdį. Čia. Ir kur dar vienas šarvas. Nu gerai, neturim, su laiku gausim. Tai dabar mums reikia apšviesti šitą teritoriją. Tai pasidarykime truputėlį leverių, svirčių. Ir kur mano cobblestone'as visas vaisai. Gerai, puiku. Oba, pasigaminam 17 svirčių, gal šiek tiek per daug, bet nieko blogo. Ir kur mano dabar redstone lempos. Jos štai čia. Gerai, dėsim vieną štai čia iš karto, nieko nelaukia. Įjungiam, ups, netyčia deglą padėjau. Ir padėkime šviesą. Ir tada kitą, čia, oba, jungiam, padedam ir dar čia vieną. Gerai, ir turėtų gautis fucking awesome. Fucking awesome. Ir tik čia dar gal reikėtų pakeisti iš tikro sieną, kaip galvoju. Ir sieną mes pakeisim gal su paprastais stone brickais greitai. Ir turėtų gautis tikrai neblogai. Tai jo, ir gaunasi neblogai. Turim čia tokį chest roomą. O dabar aš norėčiau pasidaryti šitoj vietoj mažą enchanting kambariuką. Taigi eisiu, pasigaminsiu kerėjimų staliuką ir dar knygų lentynų ir grįšiu ir pasistatysim jį. Tai va, pastačiau ir kerėjimų kambariuką ir jis gavosi štai taip. Labai paprastai pastačiau iš tikro. Nesistengiau labai kažko išgauti šio labai stebuklingo, nes jis tiesiog turi būti paprastas. Ir reikia dabar tik patikrinti ar 30 lygių. Ne, ir ne 30, todėl man reikės dar uždėti keletą knygų lentynų, kurias uždėsiu, manau, štai čia. 4 knygų lentynas uždėsiu šiose vietose ir turėtų viskas būti labai puiku. Taigi jo, kaip ryte, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitą kartą ir jo, per šitą epizodą padarėm tikrai labai nemažai. Pasistatėm šitą kambariuką ir tą kambariuką ir žiauriai kietai dabar turėsim kur dėti visus daiktus, kuriuos gausim ir turėsim kur enchantintis iš karto ir taipogi kur susidėti daiktus, turėsime dar, aišku, dar reikia padėti man crafting table, kur aš nepadėjau, bet padėsiu greitų metu. Ir jo, taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitai kartą. Čiau.